Tam Vishnu Paramahamsa Parabhajapacharya Stara Satashi Srimad Rangeshi Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Ananta Putra Vaishnavrinda Ki ISKCON Panditacharya Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Fame Se Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sri Gaura Bhaktivinoda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Varakunda Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Navadip Mayapur Dham Ki Angamayi Ki Mundamayi Ki Tulsi Devi Ki Bhakti Devi Ki Sankirtan Yagya Ki Shri Harinam Sankirtan Ki Shri Shri Radha Golokananda Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Gopemananda Glory Shri Sambuddhamati Glory Shri Sambuddhamati Glory Shri Sambuddhamati All glories to Shri Shri Guru How do we do this? They go to chant or just by chant? No, just you. Just me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Is that close enough? Yeah. Okay. Yes. You told me it was 836? Yes. Good one. Huh? Yes. This is open to 826. This is 836? 836. Okay. 836. Aš išgirdau viską, aš nežinau, aš atmečiau 500 tam kalbą. I can't see. You need more light? No, my eyes are just, I'm not used to. Maybe you want the phone work? No, I'm okay. Repeat after me. Kartokit paskui mane. Na Na yasya Yasya deva Deva rishaya Rishaya padam Padam vidu Vidu jantu Jantu puna Puna ka Ka arhati Arhati gantum Gantum iritum Iritum yata Yata natasya Natasya akritabi Akritabi vijeshtata Vicheshtada duratyaya Duratyaya anukramana Anukramana ma Ma avatu Avatu Nayasya deva rishaya padam vidur jantu punakorhati gantamiritam yata natasya kritabir vicheshtato duratyaya nukamana samavatu na Na neither. Neither. We'll do it just in English. Lietuviškai, okay. Nee. Nee. Yasya. Yasya Kuri. Okay. I thought maybe some. I gotta do it for the
Yes. recording. Some may be Yeah. watching this needs to see. I'll say after you. Okay. He of whom? He of whom? Kurio. Kurio? Deva, Deva? the demigods. The demigods. Pusdieviai. Pusdieviai. Rishaya, Rishaya? great sages. Great sages. Didieji išminčiai. Didieji išminčiai. Padam, Padam? position. Position. Padėtį. Padėtį. Vidu, Vidu? can understand. Can understand. Gali suprasti. Gali suprasti. Jantu, Jantu? unintelligent living beings like animals. Unintelligent living beings like animals. Neišmintingos būtybės, pavyzdžiui, gyvūnai. Neišmintingos būtybės, pavyzdžiui, gyvūnai. Puna, Puna? again. Again. Vėl. Vėl. Ka, Ka? who. Who? Kas. Kas? Ahati Ahati? is able. Is able. Gali. Gali. Gantum, Gantum? to enter into the knowledge. To enter into the knowledge. Pažinti. Pažinti. Iritum, Iritam? or to express by words. Or to express by words. Ar nusakyti žodžiais. Ar pasakyti žodžiais. Yata, Yata? as. As. Kaip. Taip. Natasya, Natasya? of the artist. Of the artist. Aktoriaus. Aktorių. Akritibi, Akritabi? by bodily features. By bodily features. Kūno ypatumus. Kūno ypatumus. Vicheshtata, Vicheshtata? dancing in different ways. Dancing in different ways. Visaip šokančio. Visaip šokančia. Duratyaya, Duratėja? very difficult. Very difficult. Be galo sunku. Be galo sunku. Anukramana, Anukramana? his movements. His movements. Jo judesius. Jo judesius. Sa, Sa? that supreme personality of Godhead. That supreme personality of God. Tas aukščiausiasis Dievo asmuo. Tas aukščiausias Dievo asmuo. Ma, Ma? unto me. Unto me. Mane. Mane. Avatu, Avatu? may give his protection. May give his protection. Te saugo. Pasaugo. Translation. An artist on stage being covered by attractive dresses and dancing with different movements is not understood by his audience. Similarly, the activities and features of the supreme artist cannot be understood even by the demigods or great sages, and certainly not by those who are unintelligent like animals. Neither the demigods and sages nor the unintelligent can understand the features of the Lord, nor can they express in words his actual position. May that supreme personality of Godhead give me protection. Vertimas. Žiūrovai negali pažinti scenoje šokančio aktoriaus, persirengusio puošniu kostiumu. Lygiai taip, aukščiausiojo aktoriaus veiksmų bei savybių nepajėgia suvokti nei pusdieviai ir išminčiai, net pusdieviai ir išminčiai. O ką ir kalbėti apie kvailius, kurie maža kuo skiriasi nuo gyvūnų. Nei pusdieviai, nei išminčiai, nei neišmanėliai, neįstengia suprasti viešpaties ypatumų ar žodžiais nusakyti jo tikrosios padėties. Te saugo mane tas aukščiausiasis Dievo asmuo. Purport. A similar understanding was expressed by Kunti Devi. Komentaras. Panašią mintį savo maldose išreiškė Kunti Devi. The Supreme Lord exists everywhere, within and without. Aukščiausiasis viešpats egzistuoja visur, viduje ir išorėje. He even exists within the heart. Jis glūdi net širdyje. Sarvasya chaham hidi sanavishto, Ishvara sava bhutanam hidesha junatishtati. Thus it is indicated that one can find the Supreme Lord within one's heart. Todėl sarvasya chaham hidi sanavishto, Ishvara sarva bhutanam hidesha junatishtati. Todėl sakoma, kad aukščiausiai viešpatį galima atrasti savo širdies gelmėse. There are many yogis trying to find him. Daugybė jogų stengiasi tai padaryti.
Jnana vastita tadgatena manasa pashantiyam yogina. Nonetheless, even great yogis, demigods, saints, and sages have been unable to understand the bodily features of that great artist, nor could they understand the meaning of his movements. Dhyana vastita tadgatina manasa pashanti jam yoginaha. Vis dėlto, net iškiliausi jogai, pusdieviai, šventieji ir išminčiai nesugebėjo perprasti šio didžiojo aktoriaus pavidalo ypatumų ar suvokti jo veiksmų prasmės. What then is to be said of ordinary speculators, like the so-called philosophers of this material world? Ką tuomet kalbėti apie eilinius samprotautojus, kaip antai vadinamuosius šio materialaus pasaulio filosofus? For them he is impossible to understand. Jie niekada neįstengs suvokti. Therefore, we must accept the statements given by the Supreme Lord when he kindly incarnates to instruct us. Todėl privalome tiesiog pripažinti paties aukščiausiojo teiginius, kuriuos jis išsako maloningai nužengęs mūsų pamokyti. We must simply accept the word of Lord Ramachandra, Lord Krishna, and Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, and follow in their footsteps. Tai reikia įsiklausyti viešpatės Ramachandros, viešpatės Krišnos ir viešpatės Šri Čaitanijos Mahaprabhu žodžius ir sekti jų pėdomis. Then it may be possible for us to know the purpose of their incarnations. Tuomet pajėgsime suvokti jų apsireiškimo šiame pasaulyje tikslą. Janma kama chame divyam even yo veti tatvata chaktva deham purna janma naiti mam eti sojana. If by the Lord's grace one can understand him, one will immediately be delivered even within his material world, his material body. Janma karma chame divyam evam yoveti tatvataha tyaktva punarjanma naiti mam eti sojana. Tas, kuriam viešpats maloningai leis jį pažinti, tučtuojau, net būdamas materialiame kūne, pelnys išvadavimą. The material body will no longer have any function, and whatever activities take place with the body will be activities of Krishna consciousness. Materialus kūnas daugiau nebefunkcionuos. Visi tokio asmens veiksmai bus atlikti Krišnos sąmonės plotmėje. In this way, one may give up his body and return home back to Godhead. Taip įgyjama galimybė, palikus kūną, grįžti namo atgal pas Dievą. Om Gyana Timanandasya Gyananjana Sadakaya Chakshu Unvinitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Ukam Karoti Vachalam Pangam Mangayate Garim Yat Kripatamaham Vande Shri Guru Ninatarana Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharane Nirvishesha Shanyavadi Paschachadi Satane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This verse is one of many verses of Gajendra's prayer of surrender. Šis posmas tai yra vienas iš daugelio posmų, kurie yra Gajendros maldos, Gajendros. Gajendra remembered prayer that he had learned from his previous birth. Gajendra atsiminė maldą, kurią jisai išmoko praeitame gyvenime. And under the difficult circumstances that he was in, he began reciting this prayer from his memory. Ir štai sunkioje situacijoje jisai atsiminė šią maldą ir ėmė ją recituoti. It's already described how he was trapped, wasn't it? Yes. Yes. How he was trapped by the grip of a crocodile. And they were fighting
for a long time. Taigi jau buvo aprašyta, kaip jis pakliuvo į tą sunkią situaciją, kaip krokodilas jis sugriebė ir kaip jis buvo pagautas ir jis ėmė recituoti šitą maldą. And although Gajendra was king of the elephants and very powerful, Ir nors Gadžendra buvo dramblių karalius, jis buvo be galo galingas, the crocodile was in its natural element in the water. tačiau krokodilas buvo savo erdvėje, savo terpėje, vandenyje. And therefore, the crocodile had an advantage. Ir todėl krokodilas turėjo pranašumą. For 100 years, celestial years, right? The Gajendra had his leg in the grips of the mouth of the crocodile. Taigi 100 dangiškų metų Gadžendros koja buvo pagauta krokodilo laikoma. So finally he came to the conclusion, I'm not getting anywhere. Ir Gadžendra galiausiai prie išvados, kad niekas nesikeičia. And he felt that the crocodile has an advantage and I have no one left to turn to. Ir jis suprato, kad krokodilas turi pranašumą ir aš nieko daugiau negaliu kreiptis. And he began reciting these prayers from his remembrance, his memory from his previous birth as Maharaj Indradyumna. Ir jisai ėmė kartoti šias maldas iš praeito gyvenimo, kai jis buvo karalius Indradyumna. And later, I believe, it will explain how it is that he took his birth as Maharaj Indradyumna. He had offended the sage Agastya Rishi. Ir aš manau, kad vėliau bus aprašyta, kai jisai buvo dar karalius Indradyumna ir užgavo, įžeidė išminčių Agastiją. And he was cursed to take birth as an elephant. Ir jis buvo prakeiktas, kad gimtų drambliu. Of course, any curse is ultimately a blessing. Žinoma, kiekvienas prakeikimas galiausiai yra palaiminimas. In this case, it became a blessing for Gajendra. Ir šiuo atveju tai tapo palaiminimu Gadžendrai. It also became a blessing for the crocodile, Tai taip pat tapo palaiminimu net ir tam krokodilui. because the crocodile was also cursed from Krokodil... a offense from a previous life. Nes krokodilas irgi buvo prakeiktas praeitam gyvenimui. And previously he was King Huhu? Is it? Yeah, Huhu. Yeah. Ir krokodilas praeitam gyvenime buvo karalius Huhu. And anyways, Gajendra began reciting this prayer, but it's described that he didn't know exactly to whom he was calling out to. Taigi Gadžendra pradėjo kartoti šią maldą, tačiau panašu, kad jis pilnai nesuvokė, į ką jisai kreipėsi. It's just a prayer that he had memorized previously, and he thought he repeated it again. And he was calling the Supreme, but he didn't know who it was. Taigi jis ėmė recituoti šitą maldą, kartoti ir jis konkrečiai kažką nesikreipė, bet tiesiog recitavo, nes atsiminė šitą maldą. And he was feeling completely dependent that whoever you are, this is my situation. Taigi jis jautėsi visiškai tokioj priklausomoj padėtyj, ir kad ir kas tu būtum, jisai siūlė jam tą maldą. And even though the demigods were aware of Gajendra's situation, they could have answered, but they said, well, he's not calling us. Žinoma, ten taip pat stebėjo pusdieviai ir jie būtų galėję atsakyti jo klausimą, bet jie neatsakė, nes jis kreipėsi ne į mus. So they did nothing to assist him. Taigi jie nieko nedarė, kad padėtų jam. And then because they didn't respond, nobody else responded, then the Lord himself, Vishnu, responded because he understood that he's calling me. Taigi jie nepadėjo, niekas nepadėjo, todėl viešpats Višnu atsakė, nes į jį buvo kreipiamas. And even though he doesn't know who he's calling, because he's calling me sincerely, I will come and respond to his prayer that he's reciting from his memory. Nors jis ir nežino, į ką jis kreipiasi, bet jis kreipiasi į mane, todėl aš ateisiu ir atsakysiu jo maldą. So he appeared before Gajendra on the back of Garuda. Taigi jis apsireiškė prieš Gadžendrą ant Garudos nugaros. And when Gajendra saw the Lord appearing before him, he reached in with his trunk into the lake and he
saw a lotus flower and he thought maybe I should offer this flower to the Lord. Taigi, kai Gajendra pamatė apsireiškusi viešpatį, jisai savo straubliu įkišo straublį į vandenį, ištraukė ten buvusi lotoso žiedą ir pagalvojo, aš galbūt jam bent šitą pasiūlysiu. So he took the lotus flower in his trunk, he held it up in the air. You see this very famous picture of Gajendra with the lotus flower. Taigi, jūs galite matyti šitą žymų paveikslą, kai Gajendra vandenyje ir jis su iškeltų straubliu laiko savo straublyje lotoso žiedą. And this is through his prayer and through this offering of the lotus flower, it was his expression of his submission to the will of the Lord. Taigi, su šita malda ir kartu su šito lotosu, jisai išreiškė savo paklusimą, atsidavimą. The Lord, understanding the situation, then he decided that he was going to take Gajendra and he had to pull him out of the water. Taigi viešpats matydamas visą šitą situaciją, jis suprato, kad jis tiesiog paims tą Gajendrą ir turės tiesiog ištraukti jį iš vandens. And when he pulled him out of the water, the crocodile came with him because his jaw was so tight on the leg of Gajendra. Taigi, kai viešpats traukė Gajendrą, kartu su juo buvo ištrauktas ir tas krokodilas, nes jis labai tvirtai laikėsi už Gajendros. Maybe you've seen something like this before. Have you ever gotten bitten by a dog before? I have. Gal jums kada nors buvo, pavyzdžiui, kandęs šuo, jūs galite suprasti, kaip stipriai jis galėjo. When I was younger, well, maybe not so young, I was about 18 years old, I remember walking, and one dog came out, didn't bark, nothing, just came out and clamped its jaw right on my leg. Mokytojas pasakojo, kad aš iš Kretos čia vertimo, kad jam jaunystėje įkando šuo, kai jam buvo apie 18 metų ir jisai neįlojo nieko, tiesiog apsireiškė ir įkando labai stipriai koją, įsikabino. And I pulled and just wouldn't let go. Sako, kad ir kiek aš traukiu, kad ir kiek traukiu, negalėjau ištraukti. So I started walking and he just pulled the dog with me, wouldn't let go. Taigi aš tiesiog pamėginau eiti, bet jis tiesiog buvo įsikabinęs ir traukėsi paskui. It's just what happens, I was going to the hospital for something else. Ir įdomus dalykas tai, kad aš jau tuo metu iš tikrųjų į ligoninę, bet visai dėl kitų dalykų. Finally, I was told that if you want to get the dog to release his grip, then you hit it in the nose. They don't like being punched in the nose. Aš sužinojau, vėliau man pasakė, kad jeigu jūs norite atsikratyti šuns, kai jis jums įkandęs, jums tiesiog reikia trinktelti jam į nosį, tada jam tai labai nepatinka. Unfortunately, at that time, I knew no prayers to offer. Gaila, bet aš tuo metu nežinau jokių maldų, kurias galėčiau pasiūlyti viešpačiui. I had to depend on the memory of something different. Aš turėjau pasikliauti atmintimi visai ko kito, ne malda. Hit the dog in the nose. Trenkti šunį į nosį. So I hit the dog in the nose and the dog released me and I walked to the hospital with these teeth marks in my leg. Taigi aš turėjau trinktelti šunį, kad jisai mane atsikabintų ir aš nuėjau į ligoninę, nes man buvo čia perkasta. So the crocodile was the same with Gajendra. His teeth were just completely immersed in, imagine 100 years, he's digging his teeth into the leg of Gajendra. He really had a grip. Taigi įsivaizduokit, labai panaši situacija buvo Gajendros ir krokodilo, jis buvo išsikabinęs 100 metų. And Gajendra tried everything but was unsuccessful. Ir Gajendra mėgino viską, bet jam nesisekė. So when the Lord appeared, he pulled him out, and the first thing he did was he severed the mouth of the crocodile. Taigi viešpats ištraukė Gajendrą kartu ir krokodilą. Pirmas dalykas, ką jis padarė, tai jisai nukirto krokodilo galvą. And then, of course, after severing the mouth, then Gajendra was released from the crocodile's grip. Taigi, kai buvo nukirsta galva, Gajendra buvo išvaduotas iš krokodilo. Actually, Gajendra is used as an example by Srila Bhaktivinoda Thakur. Iš tikro, šitas pavyzdys, Gajendros istorijos pavyzdys yra naudojamas Bhaktivinoda Thakuras. He's used, Srila Bhaktivinoda Thakur gives 4 different examples for the first, for the 4 types of persons who surrender to Krishna.
Ir tai yra, Bhaktivinoda Thakur duoda 4 pavyzdžius žmonių, kurie atsiduoda viešpačiui. Those who are distressed, those who are inquisitive, those who are wise, and those who are in need of money, opulence. Tai yra tie pavyzdžiai, tai yra tie, kurie kenčia, tie, kurie yra smalsūs, tie, kurie trokšta žinių ir tie, kurie trokšta turtų. And Krishna says these 4 types of persons will approach me in times of their need. Ir Krishna sako, kad tokie žmonės, kai yra poreikis, kai yra tam tikros aplinkybės, jie kreipiasi į mane. Of course, he says that those who are intelligent, those who are wise, they're in a better position. Žinoma, jisai mini, kad tie, kurie yra išmintingi, yra geresni. Because generally those who are distressed, they're looking for relief from distress. Nes tie, kurie yra nelaimė, jie tiesiog ieško, kaip išeiti iš tos nelaimės. Those who are in need of money, they're looking for money. Ir tie, kurie nori turto, pinigų, jie tiesiog nori turto. Those who are inquisitive, they want to get some answers to their questions. O tie, kurie yra smalsus, nori tiesiog gauti atsakymus į savo klausimus. But those who are wise, Krishna says, they surrender to me. Bet tie, kurie išmintingi, jie atsiduoda man. They're in a better position of surrender. Jie yra geresnėje padėtyje atsidavimo. But he explains, Bhaktivinoda Thakur explains that there are these 4 types of persons who approach the Lord. Bhaktivinoda Thakur aiškina, kad tie 4 tipų žmonės. The first, those who are distressed, the example is Gajendra. Ir pats pirmas iš tų kenčiančių, ir jis duoda pavyzdį Gajendros pavyzdį. He was motivated to get relief from his distress. Jo motivacija buvo tai, kad išsivaduoti iš tos nelaimės. He gives the example that those who are inquisitive are the sages of Naimisharanya. O pavyzdį tų, kurie yra smalsūs, jis pateikė išminčių Naimisharanijos miške. They were performing a sacrifice and they wanted to know from Sutta Goswami how to perform this sacrifice in such a way that there won't be any disturbances to getting the fruit of these sacrifices. So they asked many questions from him. Taigi, tie išminčiai Naimisharanijos miške, jie atliko aukojimą ir norėjo sužinoti iš Sutos Gosvami, kaip gauti pilnai rezultatus to aukojimo, kurį jie atlieka. Those who are in need of wealth or wanted wealth, well, he gives the example of Dhruva Maharaj. Ir tie, kurie nori turto, tai Bhaktivinoda Thakur pateikė pavyzdį Dhruva Maharajos pavyzdį. Dhruva Maharaj wanted a kingdom even better than his great-grandfather. Dhruva Maharajė norėjo turtų didesnių nei jo senelių. And that was his motivation to go to the forest to seek out the Lord. Ir tai buvo jo motivacija, kai jis išėjo į mišką. And those who are wise were the Kumaras. O išmintingųjų pavyzdys tai yra kumarai. So he says that in each of these cases, devotees, these persons were not qualified for pure devotional service. Ir toliau jis pažymė, kad kiekviename iš tų pavyzdžių, nei vienas iš jų nebuvo kvalifikuotas tyrai atsidavimo tarnystei. Until they gave up their motives. Tol, kol jie nepaliko šito motyvo. As long as they had a motive, then they could not be qualified for pure devotion, Shuddha Bhaktis or pure devotional. Bhaktivinoda Thakur toliau pažymė, kad tol, kol jie neatsisakė to motyvo, tol jie nebuvo kvalifikuoti tyrai atsidavimo tarnystei. Now I could go on and explain about Dhruva and the sages of Naimisharanya and 4 Kumaras, but I'm just going to speak about Gajendra. O tai sako, kad aš galėčiau aiškinti po kiekvieną iš tų pavyzdžių apie kumarus, Naimisharanijos išminčius, bet aš pakalbėsiu tik apie Gajendrą šiandien. Bhaktivinoda Thakur explains that the qualification for pure devotional service Bhaktivinoda Thakur aiškina, kad kvalifikacija tyram atsidavimo tarnystei is that by good fortune one gets the opportunity to associate with the Lord or a devotee of the Lord. Ta kvalifikacija yra tai, kad tas žmogus turi sutikti arba patį viešpatį, arba jo atsidavusį. And by obtaining that association, one no longer sees the need for the fulfillment of his
needs. Ir kai jisai sutinka arba viešpatį, arba atsidavusi, jisai suvokia, kad daugiau nebėra poreikio to, ko jisai turėjo tą motivaciją. Just like Dhruva Maharaj, he wanted a kingdom. Panašiai kaip Dhruva Maharaj, jis norėjo karalystės. Got the association of Narada Muni. Gal bendravimą. Dėl bendravimo su Narada Muni. And by Narada Muni's association, he got the association with the Lord. Ir dėka bendravimo su Narada Muni jisai gavo viešpaties bendravimą. He came there with a desire, I want a kingdom. Ir jis ėjo, sutiko juos su tuo motyvu, noriu karalystės. But as a result of the association he got, he realized, why did I want a kingdom? Bet dėka to bendravimo jisai suvokė, ką man tos karalystės. I came here looking for a piece of broken glass, but I found the most valuable jewel. Aš atėjau čia ieškodamas sudužusio stiklo šukių, bet aš gavau patį brangiausią dalyką. The desire for wealth was gone. Ir jo troškimas turtui tiesiog nulėkė. He became qualified for bhakti, Ir pure bhakti. jis įgijo kvalifikaciją tirai bhakti. Gajendra is the same. Ir Gajendros atveju yra labai panašiai. Gajendra he had this desire to relieve from his distress. Gajendra turėjo tą troškimą išsivaduoti iš savo tos baisios padėties. Called out a prayer and didn't know even who he was calling. Jis išsakė šitą maldą ir net nežinojo, kam siūlė šitą maldą. But in a helpless way, he called out the Lord appeared to relieve his distress. Ir jis buvo visiškai bejėgiai padėty ir viešpats apsireiškė ir išgelbėjo jį. Severed the mouth of the crocodile. Ir nukirto krokodilo galvą. And then he no longer had the desire for relief from distress. Ir tas troškimas išsivaduoti iš tos padėties tiesiog dingo. It was gone, of course, because the distress was gone. Tas jo motivacija dingo, bet žinoma dėl to, kad ir tas krokodilas dingo. Someone may say, well, he was fortunate. Kažkas gali pasakyti, kad jisai buvo sėkmingas. I pray every day for relief from distress. And I don't see any Lord descending on the back of Garuda. Kažkas gali pasakyti, jisai buvo sėkmingas tas Gajendra. Aš kiekvieną dieną meldiuosi, bet viešpats neapsireiškia ir kaip pasakyti, nesutvarko visų reikalų. Well, you struggled for 100 years in the grips of a crocodile. Turėkit minty, kad jis kentėjo 100 dangiškų metų. And don't forget, and offering prayers to the Lord during this most difficult time and not looking for another solution. Ir atsiminkit, kad jisai siūlė maldas ypatingai tuo sunkiu momentu ir neieškojo kažkokių tai kitų sprendimo būdų. So the Lord responded to Gajendra's prayer and came and relieved him from the grip of the crocodile. Taigi viešpats atsakė jo maldas, apsireiškė ir nukirto krokodilo galvą. So because of association with the Lord, he became qualified for bhakti. Taigi dėl bendravimo su viešpačiu jisai tapo kvalifikuotas tirai bhakti. In fact, it's even explained that Gajendra, after he was released, and he actually achieved Sarupya Mukti. Yra netgi minima, kad po to, kai viešpats jį išvadavo, Gajendra įgavo Sarupya Mukti. He went back to the spiritual world. This is because of the result of his association with the Lord. Ir dėka to bendravimo jisai nukeliavo į dvasinį pasaulį. So, it's an important teaching to understand the position of Gajendra. Tai yra svarbus pamokymas, kad suprasti Gajendros padėtį. It's important to understand how the Lord gives protection to his devotees, which is one of the important understandings that need to be learned from the Srimad Bhagavatam. Ir taip pat yra svarbu suprasti viešpaties pamokymus, kuriuos jisai duoda čia Bhagavatam. So, that's a little bit about Gajendra, it's a little bit about the history, there's more I could speak about. Tai yra čia truputėlį apie istoriją, va šitą Gajendros, aš galėčiau ir daugiau kalbėti. But in today's verse, Gajendra is speaking a very, very nice description. Bet šiandieninėme posme Gajendra maldoje išsako labai įdomų dalyką. He gives the example of an artist on stage who's covered by attractive dresses and dancing with different movements. Jisai aprašo apie aktorių ant scenos,
kuris labai įvairiai šoka ir apsirengęs labai įvairiais drabužiais. Have any of you ever stood before these different Disi style dances and so many different Bharatanatyam? And actually they know what they're doing. They're communicating a message, but most of the people are watching and they don't know what the message is. Ar jums yra kada tekę matyti Indijos tuos profesionalius šokėjus, Bharatanatyam ar Odissi ar iš Karnatakos, kurie apsirengia ir įvairiais judesiais, iš tikrųjų jie sako, jie siunčia žinią, ar yra tekę matyti? Sometimes they're dressed up in such a way that they can hardly be recognized who they are. Kartais yra taip apsirengę, kad net sunku atpažinti, kas jie yra tokie. So you don't know who they are, you don't understand their movements. Jūs nežinote, kas jie yra ir jūs negalite suprasti, ką reiškia jų judesiai. Of course, a good dancer, Žinoma, tai eina kalba apie gerą šokėją. somebody who's been properly trained, they'll tell you, this means this, this means that, this means this, this means that. Žinoma, profesionalus šokėjas, geras šokėjas, kuris buvo išmokytas, jums pasakys, kad šitas judesys reiškia tą, šitas judesys reiškia tą, o tas tą, papasakos. Somebody who's been properly trained, they'll draw in the audience by explaining, this is what each of these movements mean. This represents the moon, this represents the sun. Taigi, tinkamai išmokytas šokėjas jums pats iškomunikuos prieš tai, kad tai, pavyzdžiui, simbolizuoja mėnulį, tai simbolizuoja saulę, tai simbolizuoja vandenį. But Gajendra in this prayer is using the example of somebody who's just sitting and watching and saying, I don't understand it. Nice, but I don't understand it. Bet iš šiandieninio teksto mes matom, Gajendras maldoja, jis išsako tą pavyzdį, kad jis sako, bet aš matau ir aš nesuprantu, kas čia yra. And the demigods are in the same situation. Ir pusdieviai panašu, kad yra panašioj padėtyje. The supreme artist cannot be understood even by the demigods or great sages. Čia sakoma, kad aukščiausias aktorius, jo negali suprasti nei didieji išminčiai, nei pusdieviai. And certainly not by those who are unintelligent like animals. Ir juo labiau neintelektualūs tokie gyvos būtybės kaip gyvūnai. The Supreme Lord is the supreme artist. Aukščiausiasis viešpats yra aukščiausias aktorius. And he has reasons behind all of his movements. Ir jis turi priežastis dėl kiekvieno savo veiksmo, kodėl jis taip elgiasi. But they cannot be understood by simply a casual observer. Bet jo negali suprasti tiesiog paprastas eilinis stebėtojas. Krishna cannot be understood by the blunt material senses. Krišnas neįmanomas suprasti paprastam sąlygotam materialistui. Takshi Krishna nabadi nambhavid grayam indriyai sevamukhi jivado swayameva sparachada. They can't be understood simply by these blunt material senses. Taigi viešpats negali būti suprastas paprastomis materialiomis juslėmis. Can only be understood with purified senses. Jį galima suprasti tik tai apvalytomis juslėmis. Because with purified senses, then Krishna reveals himself to such a devotee. Kai pas žmogų juslės apvalytos, viešpats apsireiškia jam pats. Manjana Charita Bhakti Valochanena, as Lord Brahma describes in his prayers. When one's heart is, one's eyes are smeared with the ointment of love of Godhead, then he can see Krishna. Viešpats Brahmas savo maldose išsako, kad kai jūsų akys yra suteptos meilės balzamu viešpačiai. So Krishna reveals himself to those who are qualified to understand him. Ir Krishna apreiškia save tiems, kurie yra kvalifikuoti matyti jį. And therefore Prabhupada explains in this verse, it takes advantage of this verse, is that just like Krishna is a supreme artist and nobody can understand his movements and nobody can understand his form. What does he actually look like? Taigi Šrila Prabhupada naudojasi šito posmą ir komentarė aiškina, kad viešpats yra aukščiausias aktorius ir jį labai sunku suprasti jo judesius ir jo, kodėl jis taip apsirengęs. Why does he do what he does? Kodėl jis daro tai, ką jisai daro? Bhishmadev says, nobody can understand why Krishna does what he does. Ir Bhishmadevas sako, kad niekas negali suprasti,
kodėl viešpats daro tai, ką jis daro. Even though great philosophers inquire exhaustively, still they're bewildered. Ir netgi didį filosofai, kad ir kaip mėgintų, negali to suvokti. It's very difficult to know why Krishna does what he does, and it's very difficult to know who he is. Yra labai sunku suprasti, kodėl viešpats daro tai, ką jis daro ir kodėl jis atrodo taip, kaip jis atrodo. So Prabhupada says that even what the demigods, the sages, and unintelligent animals, what to speak of the mental speculators. Taigi Šrila Prabhupada sako, gerai, nei pusdieviai, nei išminčiai, nei gyvuliai, bet ką jau kalbėti apie spekuliatyvius filosofus. They can also never understand by their speculation. Ir dėka savo spekulacijų jie irgi taip pat negali suprasti. Lord Brahma explains also in his prayer to Krishna Viešpats Brahma taip pat paaiškina savo maldoje Krišną, that trying to understand Krishna by mental speculation kad jie mėgina suprasti Krišną savo spekulacijomis. is like beating a husk of an empty husk of wheat to get grain. Kaip husky išversti lietuvių kalbą? Krepšys? Jo, žinau, lukštai. Tai yra tas pats kaip lukštų kulimas ir mėginimas gauti iš tų lukštų žlūdus. It's empty. Jie tušti, They keep on beating and beating and beating. bet jie vis muša tuos lukštus. They don't get grain, Bet iš tų lukštų neišeina. but they do achieve some fruit. Bet jie pasiekia kažkokį tai They rezultatą. get their hard labor. Jie gauna, kaip pasakyti, sunkų darbą, jie atlieka sunkų darbą. That's all they get, nothing else. Štai ką jie gauna. Because Krishna can't be known in this way. Bet Krišnas neįmanoma pažinti tokiu būdu. He says you can only know who I am by undivided devotional service, and only then can you enter into the mysteries of understanding why I dance the way I dance and the way that I look. Tačiau Krišną galima suprasti tik dėka tyros atsidavimo tarnystės ir tik tai tada galima suprasti, kodėl jis šoka taip, kaip jis šoka ir kodėl jis atrodo taip, kaip jis atrodo. So Prabhupada takes advantage of this verse to explain that if we want to know something about who is the supreme dancer, Taigi Šrila Prabhupada, naudodamas iš šito posmo, mėgina paaiškinti, kas yra aukščiausiasis aktorius. then we have to accept the words of the Supreme Lord himself. Ir tam, kad suprasti, tai mes turime priimti paties viešpačio He žodžius. said we must simply accept the word of Lord Ramachandra, Lord Krishna, and Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and follow in their footsteps. Ir Šrila Prabhupada sako, kad mums reikia išgirsti ir priimti viešpatės Ramachandros, viešpatės Krišnos ir viešpatės Čaitanijos žodžius ir sekti jais. Then it may be possible for us to know the purpose of their incarnations. Ir tada mums gali tapti įmanoma suprasti jų šias inkarnacijas viešpatės. Otherwise, it's not possible to know the purpose for which they descend. Kitu atveju neįmanoma suprasti jų nužengimo tikslo. Always, Krishna will always remain a mystery. Krišna visada pasiliks paslaptis. He's not accessible by austerities, Jo neįmanoma pasiekti dėka askezių, not by accepting vows, duodant kažkokius įžadus, not by chastity, dėka celibato, not by great sacrifices, atliekant aukojimus, not by becoming expert Brahmin, advanced in vast learning. ar tampant patyrusių brahmanų ir labai išsilavinusių. None of these things can actually petition Krishna to reveal himself to us. Niekas iš jų negali paveikti Krišnos, kad jisai apsireikštų mums. The only thing that captures Krishna's attention is one is devotion. Vienintelis dalykas, kas patraukia viešpatės dėmesį, tai yra tyras atsidavimas. And by one's devotion, then Krishna reveals. Ir dėka to atsidavimo Krišna apsireiškia. Bhagavad Bhakti Hinasya Jati Shastram Chapastapa. That a person, if he's devoid of devotion, even though he knows so many shlokas from Bhagavatam, Taigi, jeigu žmogus neturi atsidavimo, bet net jeigu jis žino ir daugybę šlokų iš Bhagavatam, even though he's taken great birth in a great family or nation, jis gimė geroje šeimoje arba didingoje tautoje kažkur, even though he's performed so many sacrifices and austerities,
Ar jis atliko daugybę aukojimų ar askezių? He said if there's no devotion, this verse explains if there's no devotion, they're like ornaments on a dead body. Ir tas posmas, kuris buvo cituotas, jis paaiškina, kad visi tie dalykai, jeigu nėra atsidavimo, tai yra kaip papuošimai ant mirusio kūno. What value is there to putting an ornament on a dead body? Kokiagi prasmė yra puošti mirusį kūną papuošalais? In fact, Madhavananda just a few days ago sent me something. Where was it? Yeah. He sent me, here it is. It was something that he got. He said that it was a picture of ashes. Madhavananda Prabhu mokytojai prieš keletą dienų atsiuntė žinutę ir ten buvo pelenų, tame nuotraukoje buvo pelenai. And these ashes were spread out on a background. Taigi, tie pelenai buvo taip paskleisti tiesiog. Can't explain it, but anyways, it says in the top, I just tried that new app. Ir ten virš tų pelenų toks užrašas. Aš ką tik išmėginau šitą programėlę. That showed what you will look like in 40 years. Aš ką tik išmėginau programėlę, kuri parodys, kaip jūs atrodysite po 40 metų. He said, I thought you might like this one, Maharaj. Madhavananda parašė, sako, aš pagalvojau, Maharadža, kad jums patiks šitą. I guess they have all these apps, people go through. Sako, tai yra įvairių programėlių, štai Madhavananda atsiuntė reklamėlę. I guess this one is implying that in 40 years something's going to happen. Jis sako, ta programėlė parodo, ko jūs būsite po 40 metų. So, what was the point I was making? Apie ką aš kalbėjau? No need to Decorate. Decorate the dead body, yes, sorry. No need. What is the value of ornaments on a dead body? Taigi, kokia prasmė iš papuošalų ant mirusio kūno? Why? There's no value whatsoever. Nėra jokios prasmės. But people become absorbed in these things. Bet žmonės paskęsta tuose dalykuose. But they have no real relevance to those who actually want to know Krishna. Bet tiems, kurie nori pažinti Krishną, tie išoriniai dalykai neturi jokios vertės. Those who really want to know, we talked about those who really want to know Krishna a little bit yesterday. Gopakumar. Taigi mes vakar kalbėjom ten salėje apie tuos, kurie nori pažinti Krishną, apie Gopakumarą. He really wanted to know Manan Gopal. Jis iš tikro norėjo pažinti Madaną Gopalą. And even he had so many different engagements in different places. Ir nors jisai buvo užsiėmęs ir turėjo įvairių užimtumų įvairiose padėtyse. He was a temple president. Jis buvo šventyklos He had a prezidentas. big position in Puri. Jis turėjo aukštą padėtį Pūryje. He was Indra. Jis buvo Indra, He was Brahma. Brahma. He had all these different engagements. And he was very sincerely accepted the services. Ir jis buvo daugybė vietų, taip užimtas ir jisai nuolankiai priėmė tarnystę. But he wanted that service, because he wanted that service that was in his heart, so dear to his heart. Giliau padėjo. Nes jis norėjo tos tarnystės, kuri buvo labai giliai jo širdyje. That he couldn't be satisfied. Ir jis negalėjo būti patenkintas. Couldn't be satisfied as Indra, he couldn't be satisfied as Brahma. Jis nebuvo patenkintas būdamas Indra ar Brahma. And he didn't tell anybody, I give this up. Ir jis niekam nesakė, kad aš atsisakau, palieku tai. The Lord arranged it for him and brought him forward. Ir viešpats visą tai surengė ir tokiu būdu jį tempė į priekį, kaip pasakė. Because the Lord knew his heart. Nes viešpats žinojo, kas jo širdį. Narada Muni knew his heart. Narada Muni žinojo, kas jo širdį. Vaishnavas, Lord Shiva knew his heart. Viešpats Šiva žinojo, kas jo širdį. And because they knew his heart, they said, oh, you should go here. Kadangi jie žinojo, kas jo širdį, jam parodydavo kryptį, vat štai tu eik tenai, But he keliauk. wouldn't even go unless he got blessings to go. Bet jis ten net nekeliaudavo, tol, kol negaudavo palaiminimų. When he got blessings to go, then he understood, okay,
I'll go because I know who I'm looking for, and I'm just not finding it where I am. Taigi jisai iškeliaudavo tik gavęs tuos palaiminimus ir ieškodavo tai, ko jisai ieško. And they know better than me. Ir jie žino, ko aš noriu. And they're giving me blessings. Ir jie laimina mane. You see, I'm falling at the feet of Narada Muni. Please, you know better than me. You just tell me where you want me to go. Ir jisai tiesiog krito prie Narados Muni pėdų, sako, tu žinai, ko man reikia, ko aš ieškau. It's all arranged in the heart. Viskas buvo, kaip pasakyti, surežisuota širdyje. Because he had this desire in his heart. I want to see Madan Gopal and I want to serve him. Nes jis turėjo tą troškimą širdyje pamatyti Madano Gopalą ir tarnauti jam. And I want intimate service. Ir jis norėjo intymios, artimos tarnystės. Not just a formal service, intimate service. Ne kažkokios tai išorinės, paviršutinės tarnystės, Personal service. asmeninės tarnystės. And I know that because what I get from chanting this mantra, I know it's there. Ir sako, dėka, jisai jautė, kad dėka kartojimo tos mantros, kad jis turi tą, kad jis nori to asmeninės. But I'm not experiencing fully what I'm hankering within my heart here. Bet aš nepatiriu pilnai va toj vietoj būdamas, ko aš iš tikro noriu širdėje, ten, kur jis buvo, nepatirdavau. Even in Vaikuntha, Net Vaikuntoje nepatirdavau. even in Ayodhya, Net Ajodijoje, even in Dwarka. net Dvaraka. Somebody say, wait, he's in the spiritual world. Was he crazy? Bet kažkas gali pasakyti, taigi ten dvasinis pasaulis, kas tau trūksta kažko? Nu, But he still felt in his heart some dissatisfaction. bet savo širdyje Gopakumaras jautė tam tikrą nepasitenkinimą, nepilnatvę, The Lord knows. kad viešpats žino. He knows what's in the heart better than anybody else. Jis žino, kas yra širdyje labiau negu bet kas kitas. And his devotees know also, and therefore they guided him to make progress along his path. Ir jo atsidavusi, viešpatis atsidavusi, taip pat žino, kas yra mūsų širdyse ir jo širdyje ir tokiu būdu jį nukreipinėjo. So there's no other way to achieve this perfection of life Ir nėra kito kelio, kaip pasiekti tobulumo gyvenime. than to accept the words, the instructions of the Lord and his devotees. Kaip priimti viešpaties ar jo atsidavusių nurodymus ir sekti jais. And Prabhupada says, if by the Lord's grace one can understand him, one will be delivered, even within his material body. Ir kaip Šrila Prabhupada komentarė sako, viešpats, jeigu mes tai seksime, tada viešpats leis jį pažinti ir dar būnant šiame kūne. The material body will no longer have any function. Ir materialus kūnas daugiau nebefunkcionuos taip, kaip funkcionavo. No need for a material body. There's no function for service. Ir nebebus paskirties, prasmės iš šito kūno. It's only functional as long as we need to be in the body. Jis yra funkcionalus ir reikalingas tol, kol mes, mums reikia kažką. As long as we still identify with the body. Ir kol mes tapatinamės su šito kūnu. But one who actually knows why Krishna appears. Bet tas, kuris žino, dėl ko Krishna apsireiškia. Krishna says he doesn't need this body anymore. Taigi tas, kuris žino, nėra daugiau prasmės šito kūno. And therefore, whatever activities that take place with the body will be activities for Krishna consciousness. Taigi, ta veikla, kuri ir bus vykdoma šitame kūne, čia paskutinis sakinys. Visi tokio asmens veiksmai bus atlikti Krishna sąmonėje. Iha yasya hare dasye kamana manasa gira nikala papi pastu jiva mukta sauchite. Anywhere he engages his body, mind and words in Krishna's service in this life. Tas, kuris šiame gyvenime užima savo protą, kūną, protą ir kalbą tarnystėje Krishnai, he already becomes a liberated soul even while in this body. Jis tampa išsivadavusi sielą netgi šiame kūne. Because his body and his mind and his words are absorbed in Krishna. Nes jo kūnas, protas ir kalba yra užimti tarnystėje Krishnai. It's simply a matter of time when he will achieve his desired destination. Tai yra tik tai laiko klausimas, kada jis pasieks savo trokštamą tikslą. Prabhupada explains in the Bhagavatam, the fourth canto.
Šila Prabhupada komentarė 4 giesmėje paaiškina, He says that for a person whose mind and senses are engaged in Krishna's service, jisai sako tenai, kad tas žmogus, kurio protas ir jūslės užimtas tarnystę, he is freed from all the reactions of his sinful life. jis yra išvaduojamas nuo visų praeities nuodėmingų veiksmų, Because of his absorption in Krishna's service. dėl panirimo į Krishnos sąmonę. He says, still sometimes we may see that a person is still in a body and still it may seem like they're suffering. Nes gali matyti, kad žmogus yra kūne ir jis vis dar kenčia. He says, but it's just like pulling out the plug of a fan. Ir jis sulygina, duoda palyginimą su ventiliatoriaus ištraukimu iš elektros. He said, when you pull out the plug of the fan continues to move. Taigi jūs ištraukite šakutę, bet ventiliatorius vis dar sukasi. But there's no current, there's no electricity going in. Bet jokios elektros jau daugiau nebeteka į tą The ventiliatorių. only reason why it's moving is because of the previous movement. Jis sukasi tik dėl to, kad praeitie buvo, kaip pasakyti, užsukas. But the electricity is gone. Bet elektros daugiau nebėra. You pulled out the plug. Jūs ištraukėt laidą. So the body grows old, the body becomes diseased. Taigi kūnas gali augti, kūnas gali sirgti. It's because of the previous movement. I had a body, so it has to grow old and become diseased. Taigi aš turėjau kūną iš anksčiau, jis turi taip, kaip pasakyti, sirgti, senti. But sinful reactions are finished. Bet nuodėmingos reakcijos baigėsi. No more sinful reactions. Daugiau jokių nuodėmingų reakcijų. That's what Prabhupada is saying here. This body will no longer have any function. Ir Šila Prabhupada šiandieniniame komentare sako, kad šitas kūnas daugiau nebeturės paskirties nefunkcionuoti. Whatever activities take place with the body will be activities of Krishna consciousness. Visi tokio asmens veiksmai bus atlikti Krišnos sąmonės In plotmėje. this way, one may give up his body and return home back to Godhead. Ir tokiu būdu žmogus įgyja galimybę palikus kūną grįžti namo atgal pas Dievą. I'm going to stop. That's okay? Mokytojas I'm going to stop. sako, ruošiuosi susitraukti. The reason why is because, no, I won't say the reason why, but I'm going to stop. Mokytojas nori sustot, nesakykime priežasties. Unless it's a real quick question. Nebent labai greitas klausimas. Ačiū. You don't think so? Okay, go ahead, ask it, I'll decide. Jis nuspręs. Kažkada aš mokytojo paklausiau, kaip pamatyti Krišną. Tu kažkada paklausai? Jo. Garsiau sakyk. Kažkada paklausiau mokytojo, kaip pamatyti Krišną ir jis atsakė, kad vienintelis būdas yra, kada tyras atsidavęs, atveria langą. Ir aš noriu paklausti, tada mokytas taip kaip ir pravėrė, bet aš nieko nepamačiau, aš įsigandau. Ir noriu paklausti, kokias savybės turi turėti mokinys, kad pamatytų, kada tyras atsidavęs, atveria langą. Some time ago, Raj myself will ask you how he can see Krishna. You explained that a pure devotee has to open a window for you in order for you to see Krishna. And Raj myself says that you open that window, but I can't see anything. So what qualities should he possess in order to be able to see when the window is opened by a pure devotee? Dainya, Then. that is the quality required. Tai yra savybė, kuri reikia. That's what Sanatana Goswami explains in Brihad Bhagavatamrita. Tai apie tai kalba Sanatana Goswami Brihad Bhagavatamrita. It's the most perfect ornament for a Vaishnava. Tai yra pats geriausias papuošalas Vaišnava. What is Dainya? Kas yra Dainė? Actually, Utter humility. utter humility, yeah. But there's more explained. I'll see if I can find it very quickly. Mokytis to susiras I used to remember it, but Brihad Bhagavatamrita, kad aprašyti šitą savybę. I will just tell you what is Dainya. Ir paaiškins, kas yra Dainė. Brihad Bhagavatamrita, volume Pas ką telefonas šis man? Dainya.
What chapter? It's chapter 5, isn't it? It doesn't show up when I do a search. I don't know why. Oh, wait a minute. I'm in the wrong volume. Prema, love of God. Tanya. Ten iš antro tomo mokytis ieškoti. This is not working. If I had a Brihad Bhagavatamrita, I could find it in a moment. But I guess Žiūrėk, užbėgti antrą aukštą yra 2 tomai buvo. I don't like using these stupid things. Bet aš galvoju, gal ten trečią reikėjo. Aš turiu namuose prie. Okay, I think I found it. Okay, I found it. Wise men define dainya Išmintingi žmonės apibrėžia dainį tokiu būdu. as the state in which one always thinks oneself, Tai yra būsena, kurioje žmogus galvoja apie save exceptionally incapable kaip ypatingai nesugebančių nieko. and low, Ir žemų puolus. even when endowed with all excellences. Netgi kai jisai turi įvairius privalumus. An intelligent person Išmintingas žmogus should carefully cultivate speech, turi atsargiai kalbėti, behavior, elgtis and thinking ir galvoti, mąstyti, that fix him in utter humility. kad įsitvirtinti toje nepaprastame nuolankume. And anything that stands in the way, O ir viskas, kad tik bestovėtų tame kelyje, you should avoid it. jis turi vengti tų dalykų. Dainya, at its most exalted, Dainė savo išaukštintojai comes forth when love of God reaches full maturity. Can't see it? Dainė pasireiškia tada, kada pasireiškia meilė viešpačiui. I better listen to you because I can. Can't see it. Yeah. Maybe I can, maybe I'm little. Okay, this verse is not so important. The last two verses were the point that I really wanted to make. Iš tikrųjų, tai svarbiausia tai yra prieš tai du esantis posmai, kurie buvo svarbus. This was Gopakumar's quality. Tai buvo Gopakumaros savybė. This is the quality of all genuine Vaishnavas. Tai yra savybė visų nuoširdžių tikrų vaišnavų. It's what captures the Lord's attention. Ir tai yra tai, kas patraukia viešpaties dėmesį. Because otherwise we can never know him Dėl to, kad kitaip mes negalime jo pažinti. unless he reveals. Tol, kol jis neapsireiškia pats. So this dainya is utter humility, Taigi dainėm yra ypatingas nuolankumas. not artificial humility. Ne dirbtinis nuolankumas. Artificial humility is we speak very humbly. Tai yra dirbtinis nuolankumas. Tai yra tada, kai mes nuolankiai kalbame. But we think we always know better. Bet viduj mes galvojame, aš žinau geriau. It's artificial humility. Tai yra dirbtinis nuolankumas. Krishna sees through all that. Ir Krišna gali matyti kiaurai per You tai. can hide it for some time from others, Jūs galite nuslėpti tai nuo kitų kažkurį tai laiką. but you can't hide it from him. Bet jūs negalite nuslėpti nuo jo, nuo He Krišnos. knows. Jis žino. If you want to have that, see when that window is open, then dainya is the most important quality. Taigi, jeigu jūs norite atsivėrus langui pamatyti už lango, tada turi būti daina. Dainya means I'm ready to suffer whatever I have to suffer Daina reiškia, kad aš pasiruošęs kentėti, kad ir kas tai būtų. in order to see the object of my love. Tam, kad pamatyti savo meilės objektą. The residents of Goloka Vrindavan display that.
Ir Goloka Vrindavanos gyventojai apreiškė tas. They're ready to accept any suffering Jie pasiruošė priimti bet kokį kentėjimą. for the opportunity to please Krishna. Tam, kad patenkinti Krišną. When you please Krishna, Kai jūs patenkinat Krišną, you will see. jūs pamatysit. Did I answer your question? Aš pasivadžiu ar aš. Ar atsakė tavo klausimą? Okay. We'll stop here. Gali Guru Maharaj padalinti bukučių? We have time to distribute some prasada. There's always time to distribute. My favorite engagement. I can't distribute Krishna any other way, so Nemoku, negaliu kitaip padalinti Krišnas, tik tai per dalinimą. O tik altorių uždaryti reikia. Can I have something to rinse my hand? Ar mokytas nori nusiskalauti ranką?